Šitą darbą pradėjau daryti 4 mėnesį nuo karo pradžios. Tai tiesiog buvo, pradžioje iš vis negalėjau dirbti nieko kūrybiškai karui prasidėjus, o pradėjau siūti tai tiesiog kaip gynyba kokia ir nuo to bejėgiškumo. Ir aišku, ta geležinė uždanga yra toksai žinomas mums terminas ir simbolis. Tai taip ir pradėjau daryti ir siuvau, kaip sakiau, per visą vasarą siuvau ir norėčiau pabaigti, bet karas nesibaigė, tai tas procesas toliau ir tęsiasi. Techniką atradinėjau kažkur 5 metus, nes turėjau didelį užsakymą bažnyčiai, altoriui Švento Jurgio. Ir tiesiog pasileidau tokį kūrybinį procesą, tai yra 5 metų išdava mano, aišku, aš ją toliau ten tobulinau. Tai kaip ir nekilo abejonių man, kad tai darysiu, nes jau kažkaip buvau užsiprogramavusi šitą techniką, o kad geležinė uždanga, tai tą metalo įspūdį dariau. Ir jisai patyrė ten visokių cheminių procesų, ir oksidavosi metalas, ir jisai dar bus kintantis laiko tėkmėje. Kūrybinis tas impulsas tai toks labai spontaniškas, kažkaip galvoje susiguli kažkokie dalykai ir po to jie iššauna. Tai procese visas tas, kiek to reljefą reikia daryti, viskas procese vyko.